Ate, meilės. Ate. Mama važiuoja į darbą. Iki. Gerą budėjimą. Labas rytas, Oriuk. Gal kelsives? Mėgti, tu tik mėgti. Tu tik mėgti. Kodėl neatėjo pas mamą į lovą? Buvai išėjęs į lovą, kol aš miegojau, ne? Važiuosiu. Mama išmiegoja iš trečios naktinis. Dar vieną naktinį lik. Nebenori važiuoti niekur, Ori. Žiūrėk, kas dėda laukia. Šakės, dėd šviežnį gėlę. Dėd. O buvo pranešt, kad bus lietus. Bet vis tiek sning, ant kaimins su Sašoniuk var. Senukas kaimynas su savo piktu šuniuku. Norėk važiuoti, kada reiks įmėgti. Žiūrėk, kaimynai. Lekim, Ori, pasiruošęs, kad koks. Vis miega išlaksti. Visi paleidam siurblį, varom į smėgynus. Jeigu siurblis darbuojas, varom. Lekim. Kai ir vyrs namus, tai ir geriau man. Kad aš išmėgti jau Oriuks ir pavedžiuots. Bet kadangi vyras darbuojas, vyras dar dažo pas dukrytę. O šiaip, kada ten pavasaris, vasar, tai yra nėr to vyrams darbuojas vis laik. Bet vieną su Oriuk važiuoja. Taip ir įprontam. Oi, kokis neįgėlį šviežiai užnešė, ne? Jo, bet jau perėna į lietų, teisinga. Jau pradėt lyti. Važiuosim palakstyti. Važiuosim palakstyti? Nu, ko čia mes susistojom? Einam, biški. Einam. Kas čia tiek daug kvapų? Einam, Ori. Vos nesukritau savam kėjam, vos išvažiavau. Prisnieg šviež sniego papač ledas kažkoks. Tai vos užmainavau už savo kėmoką. Varom atlikti reikalus. Turim dar vieną naktelę ir bus laisvas savaitgalis. Galėsim biškį kažkur išvažiuoti, papramogauti gal. Nors kažkiek tai. Nu, kad čia atsistojom vieną vietą. Einam. Kol miegojau, skambint draugyti iš Ispanijos radau praleisti. Skambutį reiks parašyti, kada grįš namus. Ir šiaip miegodam patikrin vis, ko vaka parašė, ką vaka jauts. Nu, važiuojam namo. Mano tie video ir labai nuobodus, tik žiemą. Daugiau nieko šiandien nefilmuoju, tik žiemą. Kamerinas čia. Važiuojam. Aš iš naktiems miegodam net sugebėjau perskaityti, žinot, ko vaka parašė.
nes sveikučiai, draugučiai. Ingridos virtuvėlė šiandien bus labai nedaug maisto. Suvalgom likučius, nes ryt važiuosim pirktis. Šiandien jau nėra jėgų. Dar liek vien naktinį. Ir dar žuvies kotletų. Padarysiu salotų. Ir padarau to padažiok. Dar čia garstyčių, medaus, balzamiką ir majonezą makalos. Reikėtum dar citrins, bet neturiu citrins. Vyro labai patinka tas padažioks. Ant visur ant salotų gal užsidėti ir ant ryžių. Eksperimentai Ingridos virtuvėliai. Supjausčiau špinatų, pomidorų, biškį druskytės, turiu avinžirnių. Vien žodžiu darau salotus iš tokio turiu. Ir mums patinka salotus, vyro patinka. Pipiriukų. Šiaip reik nusipirkti citrinpipirį, nes aš mėgstu labiau. Nu ir tas padažioks ir labai skans, labai mėgstamas. Nu. Dar į žuvies kotletų, tai ir pavalgysim. Užteks vakarų. Skanis padažiukas. Vasario 15, draugučiai. Šiandien ir ketvirtadienis. Šiandien veid nerodys, nes tikrai neatrodo labai gražiai po 3 naktinių. Ir dar vien naktinį lauk. Baig susitvarkyti, pasidariau salotų, židinys užkurts, oriuks pavedžiuots. Dabar ant sėd teraso ir sek manim. Ir lakst. Pirmin atgal. Aš turiu atsileidinėti būt su katin. Prasided lietus jau. Kol aš miegojau prisnėjo vėl kokį 10 centimetrų. Bet dabar jau lyn. Aš tikiuosi, kad tas sniegs nulys ir ateis pavasaris. Gėlytis pradeda atsigauti. Aš labai mėgstu gėlis irgi. Šitie muškuota palergonės tėjęs į lauk. Ir laukit ir daug grožių. Ir greit pradėsim pavasarį. Pradėsim judėti. Ir turiu planų sodybą Lietuvos sodinti daryti darželis. O ir sėdai žiūri, tu jau vėl į vidų norės. Esu labai nustebinti, tiesiog sužavėta, kad gavau gerų tų komentarų, jūs patarimų, tiesiog ir tokių protingų, kur aš dar gyvenim nebuvau gaus, gerų žodžių. Labai esu sužavėta. Tiesiog, kad ir tokių protingų žmonių, be patyčių, be paprastų, natūralių žmonių, galbūt vyresnių, iš vis pasaulio. Galbūt emigrantam mes daugiau suprantam tų kitų bendravim paprastesnį. O dabar parodysiu, kol man vyrs vakar vargšėlis net pagail mano. Man vyrs darbuojas, daža, jau visą savaitę daža pas man dukrytį namus. Ir kai aš išmiegojau vakarins parvažiausiu autobus, išliep mūsų kaimą ir mūsų parduotuvė rado gėlytį tik tą. O bet svarbiausia, kad aš esu alergiška tom šitą gėlytėm. Dabar kol kas dar nereaguoju, bet turbūt kada nors išsiskleid labiau, pasirodė tos geltonos žiedadulkės, tai man prasidėt kaip sloga kokį.
Nu, bet tiek buvo malonės, tuo su tuo vasonėliu, tiesiog net pagail, sak nebebuvo rožių. Prieš tai Norvegijoje buvo mams dien, tai greičiausia, kad išpirktas rožės, o čia mūsų to parduotuvė atvež vien kokį kelis tas puokštis, sak vis viedra buvo tašti, bet vis tiek labai man paglost širdį. Kad į mažą gėlytį, kad ir alyvų priskinsins kartas parnešu vedžiodams, vis tiek labai fainė. Čia kaip kuriek žmogau, kiek užtenk to dėmesį. Užtenk ir žunt pabučiuoti, ir maž gėlytį parnešti, mums, man atrodo, užtenk. Vakar žiūrėjau kakadų laid, kad ten moteris gauna deimantus, briliantus dovanų. Nu, čia kam kuriek, kino koks vertybės ir man užtenka. Ir vienos gėlytis išlauk parneštos. Labai. Jau vėl į vidų. Pirmin atgal po 0. Tai ačiū, draugučiai. Ačiū visiems už gerus žodžius. Nu, kiek čia lakstysi? Ir dabar vėl valyt nugarę, nes ir šlaps. A valyt? Ne? Niek nevalysim. Ateik, nusivalysim. Ateik. Na, Nu, mums apsispręs. Nu, pagaliau eisim valgyti. Kaip jum valentinki, mergaitės? Ar gavot deimančiukų, ar užtek vienas rožytis arba paukštytis? Nes kalbėjau su Norvegiam, savo kolegiam šįryt. Žinokit, Norvega nelaba pol su tom gėliom. Vien buvo vyresnis žmonėm, sak vyrs net niek neprisijėmė, o jaunuoji irgi sugyventins niek, turbūt niek nepasveikin. Jis sak per 3 metus ir gaus 3 ruošs vienkart gėlių. Ta jaunuoji, man ir kokį 3, gal 4 metų. Tu irgi mūsų vyra reiškia ir daug geresnį, daug daugiau dėmesį rod mums negu Norvega. Galbūt, kada ne ir daug šaltesnį. Aš esu girdėjus, kad skundės kolegis, kad nerod daug tų jausmų. Taip, kad mylėkiam savo vyrus, mergaitės. Kas pietums, kas vakarieniai, susiplakiau kokteiliukų. Viens į darbą naktį, kitas vakar prieš darbą išgersiu. Ir čia man pietuką. Žuviais, kotletuką baltos iš vakar, baltos žuvies. Ir salotytas. Einam valgyti. Ryto prižadu važiuoti nusipirkti joks kilimėlį ir pradėti biškį pratimuks. Reik atrasti savo laiką, nors 15 minučių per dieną. Nes jaučiu, kad reik organizmų kažko reik papildoma.